Prokremliškos žiniasklaidos priemonės platina ir į tarptautinę auditoriją nutaikytą dezinformaciją. Pavyzdžiui, kad Ukrainos pabėgėliams juos priėmusiose šalise teikiama pirmenybė. Ši retorika pasireiškia įvairiai, pradedant teiginiais, kad ukrainiečių vaikų priėmimas į mokyklas neigiamai paveiks vietos vaikų mokymasi, arba teiginiai, kad politika leidžianti ukrainiečiams naudotis valstybinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, sveikatos priežiūra, prieštarauja konstitucijai. Arba diskriminuoja pabėgėlius priimančių šalių piliečius. Šis naratyvas yra susijęs su kitomis žinutėmis, kuriuose teigiama, kad Europos vadovai praranda savo autonomiją. Tačiau ar taip yra iš tikrųjų? Kremliaus propagandistai siekia pavaizduoti paramos teikimo Ukrainos pabėgėliams kaip išteklių, kurie turėtų būti skiriami vietos gyventojams, eikvojimą. Taip siekiama supriešinti priimančios šalies piliečius ir pabėgėlius. Prokremliškoje žiniasklaidoje parama Ukrainos pabėgėliams pateikiama kaip visuomenę skaldanti problema, tačiau parama Ukrainai išlieka neįtikėtinai didelė. 74% ES gyventojų palaiko šią idėją. Po neteisėtos Rusijos invazijos milijonai ukrainiečių buvo priversti bėgti iš savo namų į kaimininės šalis ir dabar yra labai pažeidžiamoje padėtyje. Viso pasaulio šalys turi teisinę ir moralinę pareigą suteikti jiems apsaugą, nes pabėgėlių teises gina tarptautinė teisė. Our heart is in Ukraine and with Ukraine, but unfortunately, due to children, we do not have opportunity to return because of absolutely unsafe situation. And you'll be going home? Yes, it's our dream. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasidalinti savo mintimis komentarų sekcijoje ir sekite mus socialiniuose tinkluose.